štai čia yra tas albumas. Vienintelis toks Lietuvoj. Tai kiek jūs tokių nuotraukų turite? Dabar tiksliai ir nepasakyčiau, nes neskaičiavau. Aš galvočiau, kad apie 200 tikrai. Vos tik tai po pasaulį pradeda sklisti žinia apie Šlapiojo Kolodijaus metodą ir pirmieji adeptai pradeda jau užsiiminėti. Čechavičius tampa to Šlapiojo Kolodijaus fotografu. Nesuprantama. Kaip iki tol dirbęs buhalteriu, sulaukęs tokio brandaus amžiaus, visiškai pakeičia savo gyvenimą. Keitėsi ne tik technologijos, keitėsi žmogaus sąmonė. Ir fotografija iš tikrųjų buvo ne paskutinė, kuri padėjo keisti sąmonę žmogaus. Čechavičius nefotografavo nei vieno portreto, jeigu jam nepatikdavo žmogus. Taip, jeigu pas Čechavičių ateidavo į dirbtas kokią nors pana, kuri nori pasijauninti ant 10 ar 20 metų, o jinai netrodo tiem metam portrete, tai jis paprasčiausiai pasiimdavo kamerą ir išeidavo fotografuoti miesto vaizdų. Čechavičius fotografavo pastatus, kurie bus nugriauti, jų pačių griovimą. Jis kalba apie padarinius kolonizavimų šio krašto. Taigi didysis klausimas, ar Józefas Čechovičius sugebėjo pasiekti vidų realybės.